years ago, and we are pleased to have him here today. Please join me in warmly welcoming this year's commencement speaker, Steve Jobs. Thank you. Man garbė būti šiandien su jumis diplomų įteikime, viename geriausių universitetų pasaulyje. Deja, aš nebaigiau universiteto. Ši akimirka man yra arčiausia diplomo įteikimui. Šiandien aš papasakosiu 3 savo gyvenimo istorijas. Tiesiog 3 istorijas. Pirmoji istorija apie taškų sujungimą. Aš iškritau iš koledžo po pirmųjų 6 mėnesių, tačiau kol tikrai mečiau mokslus, dar praėjo 18 mėnesių. Taigi, kodėl aš iškritau? Taip prasidėjo dar prieš man gimstant. Mano biologinė mama buvo jauna nediplomuota studentė ir ji nusprendė pasirinkti. Ji tvirtai nusprendė, kad aš privalau gauti gerą išsilavinimą. Buvo nuspręsta mane atiduoti advokato šeimai. Tačiau jie paskutinę minutę nusprendė, kad jiems reikia mergaitės. Mano tėvams, kurie buvo laukiančiųjų sąraše, paskambino vidurnaktį ir paklausė, mes turim netikėtą berniuką, ar jūs jo norite? Tėvai atsakė, žinoma. Mano biologinė mama, kaip išsiaiškinau vėliau, nebaigė universitetą. Tėvas nebaigė vidurinės mokyklos. Jie atsisakė pasirašyti galutinius įvaikinimo dokumentus. Ji patvirtino dokumentus tik po keletos mėnesių, kai mano tėvai prižadėjo, kad aš eisiu į koledžą. Tai buvo pradžia mano gyvenime ir po 17 metų aš ėjau į koledžą. Bet aš pasirinkau koledžą, kuris buvo beveik toks pat brangus kaip Stanfordas. Ir visos mano tėvų sukauptos santaupos mokslui buvo išleistos. Po 6 mėnesių aš jau santaupų nebeturėjau. Aš visiškai nežinau, ką toliau noriu veikti gyvenime ir kaip koledžas gali padėti man tai sužinoti. Tuo metu aš jau buvau išleidęs visas savo tėvų santaupas. Aš nusprendžiau mesti koledžą tikėdamasis, kad viskas bus gerai. Tada taip nuspręsti buvo šiek tiek baisoka, bet dabar atrodo, kad tai buvo vienas geriausių mano sprendimų. Kai iškritau, galėjau atsisakyti tų paskaitų, kurios man buvo neįdomios, ir pasirinkti tik man įdomias paskaitas. Aš netgi neturėjau savo kambario, turėdavau miegoti koridoriuose prie draugų kambarių. Aš turėjau pardavinėti butelius, kad nusipirkti maisto. Eidavau 7 mylias kiekvieną sekmadienio naktį, kad gaučiau gerą maisto bažnyčioje. Man jis labai patiko. Ir kuo daugiau aš ritausi žemyn, tuo geriau galėjau atsirinkti vertybės. Leiskite pateikti man vieną pavyzdį. Šis koledžas tuo metu turėjo geriausią spaudos technologiją valstybėje. Visame koledžo miestelyje kiekvienas atvirukas, kiekviena iškaba buvo aukščiausios kokybės. Iškritęs iš įprastų studijų, aš nusprendžiau mokyti spaudos, leidybos mokslų. Aš daug ko išmokau. Tai buvo šriftai, teisingas laiškų formavimas, visi dalykai, kurie padaro spaudą puikia. Tai buvo nuostabu, istoriška ir gyva. Tai mane sutvirtino. Tačiau kol kas to negalėjau pritaikyti praktiškai. Tačiau po 10 metų, kai mes kūrėme pirmąjį Macintosh kompiuterį, aš jau galėjau panaudoti žinias. Mes viską panaudojame ir tai buvo pirmasis kompiuteris su gražiais šriftais ir formatavimu. Jei aš nebūčiau pašalintas iš koledžo, mat niekada nebūtų turėjęs daugybę šriftų, kurie buvo sukurti labai kruopščiai. Nuo tada, kai Windows tiesiog nukopijavo Mac, turbūt nei vienas asmeninis kompiuteris to neturėtų.
Jei nebūčiau iškritęs, nebūčiau lankęs šių paskaitų ir dabar kompiuteriai to neturėtų. Sujungti šiuos taškus buvo neįmanoma tada, kai dar mokiausi koledže, tačiau tai buvo labai paprasta po 10 metų. Todėl jūs negalite sujungti šių taškų galvodami apie ateitį. Jūs galite tai padaryti tik tyrinėdami įvykusius įvykius. Jūs turite tvirtai tikėti, kad visi taškai bus sujungti jūsų gyvenime. Jūs turite tikėti kažkuo, savo likimu, Dievu, karma ar bet kuo kitu. Nes tikėjimas, kad visi taškai bus sujungti teisingai, jums suteiks pasitikėjimo vadovauti širdimi, net ir tuomet, kai atrodo viskas kryps netinkama linkme. Antroji istorija apie meilę ir praradimą. Man pasisekė. Aš radau, ką man patinka daryti anksti gyvenime. Ir kai pradėjau kurti Apple savo tėvų garaže 20, mes dirbome sunkiai, tačiau po 10 metų tai virto $2 milijardų verta kompanija su 4000 darbuotojų. Mes sukūrėme savo geriausią kūrinį Macintosh. Man sukako 30 ir aš buvau atleistas. Kaip jūs galite būti atleistas iš kompanijos, kurią sukūrėte? Mes pasamdėme darbuotojų, kurie atrodė labai talentingi ir valdėme kompaniją kartu. Pirmuosius metus viskas klojosi gerai, tačiau ateitis tapo miglota ir mes pradėjome smukti rinkoje. Valdyba sprendė, ką daryti. Tuomet aš buvau pašalintas. Labai viešai pašalintas. Visi mano pasiekimai dingo. Pirmuosius mėnesius aš nežinojau, ką daryti. Aš pamečiau savo kelią. Susitikau su David Packard ir Bob Noyce. Bandžiau atsiprašyti, kad taip stipriai suklydau. Aš buvau žinomas kaip nevykėlis ir netgi norėjau palikti slėnį. Tačiau kažkas pradėjo keistis. Aš vis dar mylėjau savo darbą. Ši nesėkmė to nepakeitė. Aš buvau atmestas, tačiau vis dar prisirišęs. Nusprendžiau viską pradėti nuo pradžių. Tada aš dar nesupratau, kad šis pašalinimas buvo pats geriausias man nutikęs dalykas. Vėl nušvito viltis būti sėkmingu. Vėl turiu galimybę viską kurti naujai. Per sekančius 5 metus aš įkūriau kompaniją pavadinimu Next ir kompaniją Pixar ir įsimylėjau nuostabią moterį, kuri dabar mano žmona. Pixar sukūrė pirmąją animaciją kompiuteriuose kaip Toy Story ir dabar tai sėkmingiausia animacijos studija pasaulyje. Vėliau aš grįžau į Apple ir technologija, kurią mes sukūrėme, vėl prikėlė Apple. Taip pat su žmona turėjome nuostabią šeimą. Aš esu tikras, kad visa tai nebūtų nutikę, jei nebūčiau atleistas iš Apple. Tai buvo stiprus smūgis, bet turbūt man jo reikėjo. Kartais gyvenimas tave taip stipriai sumenkina, bet jūs turite neprarasti tikėjimo. Aš manau, kad vienintelis dalykas, kuris man padėjo žengti pirmin, mano meilė šiam darbui. Jūs turite atrasti savo mėgiamą sritį. Darbas sudarys didelę dalį jūsų gyvenimo. Norėdami būti patenkinti, turite dirbti mylimą darbą, o vienintelis kelias mylėti darbą – daryti tai, kas jums patinka. Jei jūs dar neatradote savo aistros, nesustokite ir ieškokite toliau. Jūs pajusite širdimi, kai tai rasite. Jums šis jausmas vis stiprės. Todėl nesustokite ieškoję. Trečioji istorija apie mirtį. Kai aš buvau 17, aš supratau, kad jei gyvensi kiekvieną dieną taip, lyg jį būtų paskutinė, kažkada tikrai taip ir bus. Tai padarė man įspūdį ir nuo tada, 33 metus, aš kiekvieną rytą žiūriu veidrodį ir klausiu savęs, jei šiandien būtų paskutinė diena, ar aš daryčiau tai, ką ruošiuosi daryti. Ir jei per dažnai atsakymas būdavo ne, aš žinodavau, kad kažką reikia keisti. Žinojimas, kad bet kada galime mirti, padeda teisingai atsirinkti tikrasis vertybės.
Nes visos perdėtos vertybės, baimės, garbė nublanksta prieš mirtį. Palikdamas tik tai, kas iš tiesų svarbiausia. Prisiminti, kad jūs kažkada mirsite, yra geriausias mano žinomas būdas išvengti mąstymo spąstų. Kad kažką prarandi, jūs ilnogi. Nėra jokios priežasties neklausyti širdies. Maždaug prieš metus man nustatė vėžį. 7 valandą ryte man atliko tyrimus, kurie aiškiai parodė auglį mano kasoje. Aš netgi nežinojau, kas yra kasa. Daktaras mane užtikrino, kad šio tipo vėžys nėra išgydomas ir man liko gyventi nuo 3 iki 6 mėnesių. Daktaras patarė eiti namo ir viską apgalvoti. Pabandyti išaiškinti viską savo vaikams. Aš negalėjau jiems to paaiškinti per ateinančius 10 metų, o tik per kelius mėnesius. Viskas lyg apsiverčia aukštyn kojom, todėl reikia ieškoti lengviausio būdo paaiškinti šeimai, rasti tinkamą atsisveikinimą. Aš gyvenau su šia diagnoze visą dieną. Vėliau vakare man buvo atlikta biopsija. Man buvo gerkle nuleistas endoskopas, pro skrandį į žarnyną įleista adata, į mano kasą ir paimta keletas ląstelių iš auglio. Aš jau buvau susitaikęs, bet mano žmona, kuri žiūrėjo rezultatus, pasakė, kad daktaras pamatęs ląsteles per mikroskopą pradėjo verkti. Nes tai buvo labai artima nepagydoma auglio forma, o šiam tipui pakako operacijos. Mane operavo. Džiaugiuosi, kad dabar viskas gerai. Tai buvo arčiausia mirties akimirka. Tikiuosi artimiausiu metu to nepatirti. Aš tai išgyvenau. Niekas nenori mirti. Netgi žmonės, kurie nori patekti į dangų, nenori mirti, kad ten patektų. Mirtis yra likimas, kuriuo mes visi dalinamės. Dar niekas nėra nuo to pabėgęs. Yra taip, kaip ir turi būti. Ji pakeičia senus ir jaunus. Dabar jauni esate jūs, bet kažkada ir jūs tapsite seni. Atsiprašau, kad tai taip dramatiška, bet tai tiesa. Jūsų gyvenimas trumpas, todėl nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimus. Negyvenkite pagal kitų žmonių sukurtas taisyklės. Neleiskite kitiems užgožti jūsų vidinio balso. Ir svarbiausia, siekite to, ko trokšta jūsų širdis, nes jie jau žino, kuo jūs norite tapti. Visa kita įvyks savaime. Kai aš buvau jaunas, buvo labai šaunus leidinys Viso pasaulio katalogas, kuris buvo vienas iš mano kartos Biblijų. Jį sukūrė Stuart Brand, netoli nuo čia, Menlo Park. Ir jis išleido jį su poetišku prisilietimu. Tai buvo 70-aisiais, dar prieš asmeninių kompiuterių erą. Visa tai buvo padaryta su spausdinimo mašinėlėmis, žirklėmis. Tai buvo lyg Google popierinėme variante. Prieš 35 metus atsirandant Google, tai buvo idealistiška. Stuart and his team put out several issues of the Whole Earth catalog. And then, when it had run its course, they put out a final issue. It was the mid-1970s, and I was your age. On the back cover of their final issue was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. Beneath it were the Pagrindiniai lydėjo žodžiai buvo: išlik alkanas, išlik kvailas. Aš to visada linkiu savo. Linkiu to ir jums. Stay foolish. And I have always wished that for myself. And now, as you graduate to begin anew, I wish that for you. Likite alkani, likite kvaili. Ačiū jums visiems labai. The preceding program is copyrighted by Stanford University.
Please visit us at stanford.edu.